Lietuvių kino kritikai vis dažniau pabrėžia, kad mūsų kino aktoriai jau išaugo iš teatrinės vaidybos. Kai žiūri filmus, jauti natūraliai reiškiamas emocijas ir neperspausta balso tembrą. Ir vis sunkiau vertinimo komisijoms išrinkti geriausius iš geriausių. Tad ką šiemet matome pagrindinio aktoriaus kategorijos penkete? Nelengva užduotis suskaičiuoti sidabrinės gervės savininko Alekso Kazanavičiaus vaidmenis. Tiek teatre, tiek kine. Nuo komedijos iki tragedijos, nuo Lietuvos iki Japonijos. Naujausias Alekso darbas filme Naktinis seansas. Maždaug kokį 50-60% sėkmės, jeigu taip galima pavadinti, aš vis tik atiduočiau operatoriai Linui Žiūrai, kuris labai gražiai, talentingai nufilmavo šitą filmą. Laikrodžiams nesvarbu, kieno jie laiką skaičiuoja. Bet vieną dieną jie sustoja ir tada jos atneša man. Didžiausias džiaugsmas man buvo filmuotis kartu su savo žmona, aktorė Aušra Pukelytė. Tai buvo mūsų pirmas darbas kine kartu. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi. Tikėtina, jog aktorių Džiugą Grinį dar ilgai daugelis tapatins su pietinio Šiaulių rajono abiturientu Rimantu. Šis vaidmuo filme Pietinė kronikas Džiugui buvo lyg sava oda. Su Rimantu, su to personažu mes kaip žmonės esam be galo skirtingi, bet kažkaip mūsų gyvenimo dramaturgija labai panašiai dėliojasi. Filmavome etapais, tai aš negalėjau tiesiog iš karto staigiai atsiauginti, turėjau vis palaikyti tą šukuoseną metų eigoje. Tada reikėjo išmokti šiaulietiško slengo, šiaulietiško dialekto, kas man kaip aukštaičiui irgi nebuvo labai lengva. Tada reikėjo išmokti žaisti regbį. Sunkiausia tai turbūt buvo regbio scenos, nes vienos repeticijos metu labai smarkiai koją susivariau, po to reikėjo operacijos. Regbį reikia mokėti su galva susitvarkyti, čia ne taip, kaip ta amerikietiška fulė, kai užsideda šalmą ant galvos, jis ten bando pramušti sieną, kai debil. Šiaip treneris mums vis atsako, ką regbis iš mūsų žmonės padarys. Šitas filmas man gaunasi kaip savo jaunystės įamžinimas, savo kažkokios paauglystės. Tai vat, būdamas ten 60 metų galėsiu pasižiūrėti tą filmą ir čia mano jaunystė. Sidabrinės gervės laimėtojas Giedrius Kiela tapo tarsi neatsiejama režisieriaus Lauryno Bareišos filmų dalimi. Sesės buvo ketvirtas bendro darbo rezultatas. Aš perskaičiau ir tai yra visai nuo manęs toli žmogus, svetimas, bet aš tą priėmiau kaip kažkokį iššūkį, kad tai yra dar įdomiau, nes visada tokius toli nuo savęs kažkokius personažus yra įdomu vaidinti. Dabar visi plaukimą žiūri, nes Meilutytė laimi. Kas anksčiau iš vis tą plaukimą žiūrėdavo? Kam ten įdomu, kai kažkas maudosi? Man atrodo, kad aktorius turi, kad ir patį blogiausią žmogų pasaulyje vaidintų kokį nors psichamaniaką, ten žudiką ar ten, nežinau, beleką. Jis turi tą personažą vis tiek kažkuria prasme išteisinti. Jis turi būti jo advokatas, jis turi bandyti suprasti jo motivaciją, jo logiką, kodėl jis toks, kodėl jis taip elgiasi. Aš pasidarau taip, kad man tai patiktų tas darbas, nes kitaip nėra prasmės. Ketvirtą sidabrinės gervės nominaciją už vaidmenį filme Sesės uždirba Paulius Markevičius. Pauliaus vaidmenys niekada nėra lengvi ir dažniausiai dramatiški. Tačiau jis visą save sudeda į personažą. Kai reikia, išmoksta tarmių, kai reikia, ištreniruoja taip savo kūną, kad virsta įtikinamu kovotoju. Einam iššoksim dar kartą. Einam išsimaudys. Marius Pocevičius ne tik vaidina, bet ir režisuoja bei veda renginius. O buvo metas, kai teko remigranto batus avėti. Visas gyvenimo patirtis Marius sudeda į vaidybą ir taip gimsta tokie personažai, kaip filmo Remigrantai 2 veikėjas Freudas. Kuris yra toks, sakyčiau, lyriškas, melancholiškas, filosofiškas, jo visas pasaulis grįstas taisyklėm, jis nori būti geras žmogus
Ir jis yra įmetamas į tokias labai greitai besikeičiančias situacijas, kur reikia priimti sprendimus, daug veiksmo. Dėl to jį pakankamai įdomu stebėti, jo tą naivumą, geranoriškumą. Labas, šitą mūsų transportas biški numiro, o rytoj reikia vidą užkasti biški. Nu, ne biški, ta prasme pilnai, bet gal galit Lietuvą mestelt. Man pačiam buvo tai įdomu kurti, daryti šitą personažą. Tikrai labai geri prisiminimai. 62,000? Yes, and 223 pounds. Such much? Ta prasme, why this, what, how much this, why? Kuris iš šių aktorių labiausiai įtikins komisijos narius ir taps sidabrinės gervės laimėtoju. Can we make a deal? Visą gyvenimą svajojau, ko nors tapti. Ką gini? Ką, čia man treneriukas sakė? Va darbiuką turiu, babkių užsikalsiu, ką čia tau neateitis.